Na ką, mylieji, leiskite jūs supažindinti su dar viena žinia iš serijos Jums visiems bus šakės. Šakės bus tiems, kas savo pinigais prisidėjote prie rusų žudimo. Štai Aleksandras Rodžersas Telegramo kanale pavadinimu Kuchnia Rodžersą skelbia tokią žinią, kurią paskelbė Reuters. Taip, ne pats išsigalvojo, o Reuters paskelbė. Aš pradžioje perskaitysiu rusiškai, o paskui, kadangi tai yra trumpa žinutė, išversiu lietuviškai. O rusiškai perskaitysiu там, kad nekiltų klausimų dėl оригинала pirminio. Binance передала Следственному комитету России данные айтишника из-за перевода в пользу ВСУ, пишет Reuters. После этого мужчину задержали и отправили в СИЗО по делу о финансировании терроризма. По данным издания, биржа предоставила информацию о транзакциях пользователя. Ir pats Aleksandras Rodžersas kikena apie anonimiškumą šitų kriptovaliutų biržose. Tipo, tikėkite toliau. Taigi, dabar žinutės vertimas į lietuvių kalbą. Kriptovaliutos birža Binance perdavė Rusijos tyrimų komitetui, tai praktiškai toks analogos mūsų ypatingų reikalų, ypatingų bylų tyrėjai, duomenys IT specialisto apie jo pervedimus Ukrainos kariniams pajėgoms. Apie tai rašo žinių agentūra Reuters. Po ko vyriškį sulaikė ir patalpino į laikiną следственный izoliator, į šitą ikiteisminio tyrimo izoliatorių. Ten, kur laiko tuos, kas yra apkaltinti nusikaltimais, kol tie nusikaltimai yra tyriami. O byla iškelta dėl terorizmo finansavimo. Jisai pervedinėjo armijai, kariuomeniai, ne kokiems nors atskiriems Azofo daliniams, kurie jau patys savaime yra paskelbti netgi JAV kongreso kaip teroristiniai, o kariuomeniai. Tai pagal leidinio duomenys, kriptovaliutų birža pateikia informaciją apie savo vartotojo transakcijas. Tai yra pervedimus. Draugai mano, kriptovaliutų birža, dirbanti globaliai, pateikia Rusijos tyrėjams, Rusijos teisėsaugai duomenys apie savo vartotojo piniginius pervedimus. Kaip ta kriptovaliutų birža, kurie tenai teigia, kad viskas ten pas juos anonimiška, neatsekama ir taip toliau, lelele tapale, tipo Bitcoinas ir panašios kompanijos. Kaip jūs manote, kas laukia tų kvailelių, kurie iš savo lietuviškų, belgiškų, angliškų, vokiškų, bile kokių sąskaitų pervedinėjo paramą Ukrainos kariuomeniai, pavyzdžiui, Janutienės nurodomais rekvizitais. Tais, kuriuos iškabinusi savo YouTube'ų video pradžioje. Taip. O kas laukia tų kvailelių, kurie, naudodamisi skandinaviškais bankais, pervedinėjo pinigus visokioms paramos rinkimo akcijoms? Jeigu Rusijos tyrimų komitetas atkapsto ir gauna duomenys netgi iš kriptovaliutų biržų, tai visi jūsų bankiniai pavedimai tai yra jūsų nusikaltimo įrodymas. O pagal Rusijos įstatymus terorizmo rėmimas yra kaip čia eksteritorialinis, taip. Tai reiškia, kad už jį teisiama ne tik
Rusijos teritorijos ribose atlikus šitą nusikalstamą veiksmą, bet ir bet kokios šalies pilietis, bet kokioje pasaulio vietoje parėmęs tuos, kurie žudo rusus. O kadangi kariuomenė Ukrainos, Rusijos jurisdikcijoje yra laikoma nelegalia karinė grupuotė, tai visi, kas pervedinė jai pinigus, tame tarpe ir mūsų vyriausybė, ir Evrosąjūzo, ir štato ir taip toliau, jie visi laukia savo eilės, kol jiems bus iškeltos bylos, surinkti įrodymai ir bus nuteisti. Kai kuriais duomenimis jau virš 10 Lietuvos piliečių yra už akių nuteisti įvairaus dydžio bausmėmis laisvės atėmimo. Terorizmo rėmimas ir finansavimas yra labai rimtas nusikaltimas. Už tai bausmė Rusijoje nuo 15 metų. Tai reiškia, kad mažiau 15 metų laisvės atėmimo jūs negausite. Taip kad kol kas pasaulis yra pasidalinęs į dvi nelygias dalis. Maždaug 50 šalių priklausančių Jungtinių tautų organizacijai palaiko Jungtinių Amerikos valstybių pusę ir oponuoja Rusijai. Visame kame, tame tarpe ir tokių nusikaltėlių slėpime ir neišdavime. 10 šalių apytiksliai vaidina tam tikrą neutralitetą, tai reiškia, jie situatyviai stebi situaciją. O likusios 120 šalių yra Rusijos pusėje. Tai yra tiems, kas remiate terorizmą, jums dabar, tiems, kas aukojate visokiems tapinams, omanams ir kitiems šūdnešiams, tai jums pasaulėlis dabar yra susitraukęs iki maždaug milijardo gyventojų. Taip, tai, ką mes tipiškai vadiname vakarų pasauliu. Evrosąjūzas, Šiaurės Amerika, be Meksikos, Australija, Naujoji Zelandija, Japonija, Pietų Korėja. Kaip ir viskas. Taip, daugiau mažiau kaip ir viskas. O visur kitur jūs rizikuojate. Rizikuojate, kadangi nežinote, ar jau yra jūsų atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai Rusijoje, ar dar nėra. Žinoma, draugai mano, iki tenai tų, kas 5 eurais per savo sąskaitėlės prisidėjo prie rusų žudimų, prie jūsų eilė daeis paskutinioje vietoje, paskutiniojoje, bet vis tiek prieis. O tie, kas organizavo, tie, kas prisidėjo rimtomis lėšomis, aš tiems siūlyčiau nekelti kojos už Evrosąjūzo ribos, o dar geriau jau pradėti ieškotis tos priebėgos, iš kur net ir po specialiosios karinės operacijos pabaigos ir po to, kai visas Evrosąjūzas normalizuos santykius su Rusija, jūsų neišduos Rusijos federacijai ir jūs ten saugiai galėsite dagyventi savo amželį. Kaip tikėtina jį dagyveno Adolfas Šikelgruberis, nors šiandien yra tam tikrų abejonių ir čia spekulacijų, bet kaip dagyveno tūkstančiai nacistų ir karo nusikaltėlių po Antrojo pasaulinio karo. Taip kad JAV ir Kanada, bėkit, kol galit.